Biblijos puslapiais. Sveiki prisijungę prie radio stoties XFM kasdienės laidos Biblijos puslapiais, kurioje daktaro Džono Vernono Magi ekspozicinį Biblijos mokymą pristatau aš, pastorius Gediminas Dailydė. Nagrinėdami Išėjimo knygos 33 skyrių matome, kaip Dievas rengia izraeliečius įžengti į pažadėtąją žemę. 3 eilutėje skaitome, kad Viešpats taria: Aš vedu jūs į šią žemę. Tačiau kartu jis net 3 kartus pavadina juos kietasprandė tauta ir sako: neisias kartu, nes kitaip juos sunaikintų. Mat toks buvo įtūžęs Viešpats. Juk šie žmonės dėvėjo iš Egipto išsineštus papuošalus, kuriuos vėliau panaudojo aukso veršiai nulieti ir jį garbino vietoj gyvojo Dievo. Todėl Dievas liepė jiems nusiimti papuošalus. Jis trokšta, kad jie atsikratytų šio pagoniškumo ženklo ir stotų jo pusėn. 6 eilutėje skaitome, kad izraeliečiai taip ir padarė, pakluso Viešpačiui ir stojo jo pusėn. Palikti senąjį prigimtinį žmogų ir tapti nauju Dievo vaiku – tai nuolat Biblijoje pasikartojanti tema. Būtent dėl to mes šiandien turėtume liudyti savo tikėjimą. 7 eilutėje rašoma, kad padangtė pastatoma už stovyklos ribų. Tuo metu ji dar nebuvo visiškai įrengta, te buvo susitikimo palapinė. Būtų netikslu teigti, kad Dievas gyveno padangtėje. Jis niekada negyveno pastate. Padangtė te buvo vieta, kur žmonės galėjo artintis prie Dievo ir kur jis su jais susitikdavo. Štai svarbiausia padangtės pamoka. Ji moko žmonės artintis prie Dievo. Ji atskleidžia Kristų ir parodo, kaip mes šiandien artinamės prie Dievo. Būdami fizinės būtybės, mes stokojame konkrečių jungiamųjų elementų, todėl visa tai mums pateikiama vaizdingai ir apčiuopiamai. Nuo 8 iki 11 eilutės skaitome, kad Mozė įžengė į padangtę ir Viešpats kalbėjo su juo veidas į veidą. Tai primena žmonių pokalbį stovint vienas priešais kitą. Tačiau, kaip netrukus sužinosime, Mozė nematė Dievo. 12 eilutėje skaitome, kad Mozė, didis maldos vyras, maldauja Dievą apsireikšti, kad galėtų jį pažinti. To paties troško ir Paulius. Laiško Filipiečiams 3 skyriuje 10 eilutėje skaitome: trokštu pažinti jį ir jo prisikėlimo jėgą. Ta patį turėjo omenyje Pilypas sakydamas: parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Apie tai skaitome Jono Evangelijos 14 skyriuje 8 eilutėje. Tikiu, kad kiekvienas nuoširdus tikintysis šiandien ilgisi pažinti Dievą ir Kristų. 33 skyriaus 14 eilutėje Dievas atsako Mozei, pažadėdamas eiti kartu. Mozė suvokė, kad jie su Izraelio tauta neišgyvens vieni, jei Viešpats neis drauge. Todėl jis kreipėsi į Dievą su asmeniniu prašymu. Negalėdamas matyti Dievo veidas į veidą, Mozė paprašė parodyti jo šlovę. 33 skyriaus nuo 20 iki 22 eilutėse skaitome, kad Dievas paaiškina Mozei, kad joks žmogus negali jo regėti ir išlikti gyvas. Todėl Dievas leido Mozei matyti tik savo atvaizdą, nes jis yra dvasia. Ką jis išvydo? Grįžkime prie 7 eilutės. Kai Mozė pastatė padangtę, ją apgaubė debesis ir pripildė Viešpaties šlovė. Tai tas pats debesies stulpas stovėjęs prie padangtės įėjimo ir kalbėjo su Moze. Tikriausiai Mozė regėjo ką nors panašaus, tik dar didingesnio – Viešpaties šekinos šlovę. Mato 24 skyriuje, 30 eilutėje skaitome, jog Viešpats Jėzus sakė, kad jo antrojo atėjimo metu danguje pasirodys žmogaus sūnaus ženklas. Tikiu, jog tas ženklas ir yra šekinos šlovė. Nei tu, nei aš šiandien neregėsime Dievo. Mes išvysime Viešpatį Jėzų Kristų žmogaus pavidalu, kurį jis priėmė žemėje. Dabar jis yra pašlovintame kūne ir mes būsime panašūs į jį. Tokia yra šiandien tikėjimu gyvenančių tikinčiųjų viltis. Kaip kadaise Mozė maldavo Dievą, tavo artumas turi eiti su mumis. Taip ir mums šiandien reikia jo artumo kasdienėms problemoms įveikti. Pagalvok, kaip Dievo artumas pakeistų tavo kasdienį gyvenimą.
tuo baigiame Išėjimo knygos 33 skyriaus apžvalgą. Brangus klausytojau, jeigu ką tik perklausai šią laidą XFM radijuje, YouTube kanale ar SoundCloud platformoje, kviečiu tave skirti kelias akimirkas ir maldoje apmąstyti, kaip tai, ką girdėjai, gali būti pritaikyta praktiškai tavo gyvenime. Apmąstyk šiuos klausimus. Ką šitas tekstas atskleidžia apie Dievą, jo charakterį ar jo valią? Galbūt ką tik girdėtame tekste Dievas tau parodė kokią nors gyvenimo sritį, kuriai reikia pasikeitimo. Na ir baigdamas kviečiu tave trumpai pasimelsti 25 psalmės žodžiais. Parodyk man savo kelius, Viešpatie. Pamokyk mane apie savo takus. Vesk mane savo tiesa ir mokyk mane, nes esi Dievas, mano gelbėtojas. Amen. Biblijos puslapiais.